Sprendžiam uždavinį, kurio numerėlis pats baisiausias. 13 uždavinys, bet iš tikrųjų, ko gero, jis nebuvo pats baisiausias egzamino uždavinys. Pavaizduotas grafikas funkcijos y lygu logaritmas x pagrindu 2. Tradicinė funkcija, kai nagrinėjom logaritmus, tai yra jos grafikas pavaizduotas. Brėžinyje pažymėti grafiko 2 taškai, taškas A, taško A koordinatė y yra -1, o koordinatė x nežinoma, taško B koordinatė x8 žinoma, o koordinatė y yra nežinoma. Na ir 13.1 punktas ir prašo raskite taško A koordinatę x, kai žinoma koordinatė y -1. Na tai ką mes turime į funkcijos išraišką, vietą y įsirašyti -1 ir suskaičiuoti, kam lygus tas x. Tai čia net ranka nekyla, labiau čia kažką jums aiškinti. Aš apsuku. Man patogiau rašyti iš kairės į dešinę, ne iš dešinės į kairę. Logaritmas x pagrindu 2 lygu 1. Kada taip yra? Kai x lygu 2 pakelta -1. Na ir čia yra 1/2. Atsakymas čia yra, prašau, 1/2 arba 0,5. Nežinau, turbūt nesupyks labai, jeigu ir -1 parašysit atsakymą. Analogiškas judesys punkte 13.2, tik vietoj x rašom 8 į funkcijos išraišką, į funkcijos lygtį ir apskaičiuojam, kam lygi koordinatė y, tai yra y reikšmė. Na, tai šiuo atveju dar paprasčiau. Tai yra visiškai pats pirmasis uždavinys, kurį mes sprendžiam, kai mokomės logaritmus. Na, iš čia, ką reikia parašyti vietoj y, kad 2 pakelta. Kokiu laipsniu reikia pakelti 2, kad gautumėm 8. Na, tai y lygu 3 aš čia net. Kodėl taip yra, tai čia matyti. Čia visiškai akivaizdu. Tai čia reiškia 3, o čia reiškia, kiek parašyta? 0,5 arba 1/2. Ne, tai padarėm pirmus 2 punktus, dar liko 2 punktai. Išspręsti nelygybę, sako, raskite nelygybę. Raskite nelygybės sprendinius, o nelygybė yra tokia, kurią labai myli egzaminų komisija. Tai yra logaritmas x pagrindu 2, raskime tas x reikšmės, su kuriomis logaritmas x pagrindu 2 būtų mažesnis arba lygus už 2 ir prašo būtent atsakymą pateikti intervalu. Kaip tokios nelygybės sprendžiamas, tai jūs kuo puikiausiai matyti žinot ir čia ypač Simono Daukanto Vilniaus gimnazijos mokiniai idealiai šitą žino, kaip tokį uždavinį spręsti. Vietoj dvejetuko rašom logaritmą pagrindu 2. Logaritmas 4 pagrindų 2 duoda dvejetuką. Tada šią nelygybę pasižiūrėję į logaritmo pagrindus pakeičiam nelygybę be logaritmų, bet nepamirštam logaritmo apibrėžimo srities. Taip sakant, atsakymą gausime išsprendę tokią sistemą. Na, kadangi 2 daugiau už vienetą, nelygybės ženklo nereikia keisti. Čia per daug neaiškinu, atsakymas yra šios sistemos sprendiniai ir prašo mūsų sprendinius pateikti intervalu. Nu, tai tas intervalas koks? Nuo 0 0 neįeina, o 4 į atsakymą įeina. Na ir paskutinis uždavinys sako, kad yra duota funkcija y lygu f nuo x, kurie yra simetriška šios funkcijos, pavaizduotos funkcijos grafikui, o x ašies atžvilgiu. Tai yra, jeigu o x ašis štai ta, tai koks grafikas bus simetriškas, arba kaip atrodys grafikas simetriškas šiam, galima lapą tiesiog per x ašį apversti. Ir šitą jau apie tą funkciją, apie kurią kalba ketvirtame punkte, galiu pavaizduoti drąsiai taip. Ir sako, apskaičiuokite f nuo 4 reikšmę. Tai yra kažkur čia yra 4. Na, tai koks skaičiukas bus užrašytas ten. Prašo. Na, tai galim visiškai akivaizdžiai pasinaudoti štai šią funkciją, kuri mums duota. Y lygu logaritmas x pagrindu 2. Logaritmas x pagrindu 2 vietoj x parašom 4. Čia jungia tiesiog gaunam, kad tai yra 2, nes 2 kvadratu yra 4. Tai čia yra 2, o šitas skaičiukas bus simetriškas šitam, tai čia bus -2. Na, kitaip sakant, atsakymas -2, nelabai čia ką noriu daug ir komentuoti.